Obrigado, Sr. Deputado. Na continuação do debate, uso da palavra a Sra. Deputada Margarita Starkevičiūtė, do Grupo de Aliança dos Democratas e Liberais para a Europa. Tem a palavra, é minuto de intervenção, Sra. Deputada. Dėkui, ponas pirmininkė. Labai gaila, kad eurozonos plėtros problemų aptarimui buvo skirta labai mažai dėmesio. Dabar tas problemas tenka spręsti tiesiog plėtros proceso metu, o komisija jie tam nėra pasiruošusi. Bet nemanytume, kad reikėtų kaltinti vieniems kitus. Iš reformų patirties žinome, kad tokių gerų rezultatų galima pasiekti ir tokiu būdu, tik reikia greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją. Todėl aš norėčiau, kad greitai reaguotų į besikeičiančią situaciją Europos institucijos. Akivaizdu, kad pasirengimas euro įvedimui yra susijęs su nemažomis išlaidomis, todėl reikia, kad įvertinimas šalių kandidačių būtų vykdomas ne pusę metų prieš įsivedant eurą, o daug anksčiau, gal keliais etapais. Aš taip pat pritariu tai nuomonė, kad reikia peržiūrėti Maastrichto infliacijos kriterijaus skaičiavimo metodologiją. Jų augimo ir stabilumo pakto metodologiją mes peržiūrėjom be jokių problemų. Tikiuosi ne todėl, kad to prašė didelė šalis ir mažų šalių balsas turi būti išgirstas. Ir trečias punktas, tai kad visi komisijos įvertinimai turi būti pateikti parlamentui, todėl kad negali būti, kad be demokratinės kontrolės būtų priimami sprendimai Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga yra pagrįsta demokratinėmis nuostatomis. Ačiū.